Pasirinkite, kuri iš 4 kortų bus atsakymas į jūsų klausimą, kaip pagerinti finansinę padėtį. 1 korta, 2, 3 ar 4. Jei pasirinkote 1, monetų tūzas, galimybė, pradžia, realus šansas. Ši korta kalba apie konkrečią progą pagerinti finansus, naują darbą, idėją ar projektą. Patarimas būti atviru naujoms galimybėms. Augimas per veiksmą, tikslumą ir materializavimą. Jei pasirinkote 2, fortūnos ratas, pasinaudokit sėkmės momentu, sekite ženklus, pasitikėkit procesu. Kartais viskas pakyla, kai tiesiog leidžiame savo judėti kartu su energija, su pokyčiais. Yra srautas, reikia sinchroniškumo su šiuo srautu, piniginiu srautu. 3 korta, jei pasirinkote 3, monetų karalienė. Kurkite ilgalaikį stabilumą, o ne greitą pelną. Tvarkykit pinigus su meile ir pagarba. Ši korta pataria sutvarkyti finansus labai praktiškai, paplanuoti, investuoti atsakingai. Jei pasirinkote 4 kortą, bokštas, neleiskite baimei laikyti to, kas jūs riboja. Griūtis yra iš tikrųjų išsilaisvinimas, po jos atsiveria vieta kažkam daug tvaresniam. Tai transformacinis periodas, naujas.